Greita pažintis su inventoriaus langu. Antra dalis. Inventoriaus dialogo lange galima pamatyti, kad yra du pagrindiniai aplankai, kurių viduje randasi papildomi rūšiniai poaplankiai. Inventory, MVC Library. Pagrindiniai du aplankai, juos greitai pamatysite spragtelėję mygtuką Collapse All. Šis mygtukas uždaro visus aplankus. Spragtelėję mygtuką Expand All išskleisite visus vidinius aplankus ir poaplankius. Taip pamatysite jų visų turinį. Aplanke Inventory saugomi visi jūsų objektai. Šis aplankas jums bus svarbiausias. Aplanke Library saugomi nemokami objektai, kuriuos jums dovanoja programos kūrėjai. Inventoriaus langas. Firestorm aplanke saugomos avatarų animacijos AO. Ten yra paaplankis Animations. Jame saugomos avatarų animacijos, sutrumpintai AO. Body Parts aplanke saugomos avatarų kūno dalis, figūros, odos, plaukai. Calling Cards aplanke saugomi draugų profiliai. Clothing aplanke saugomi avataro rūbai, aksesuarai, priedai. Current Outfit aplankas visada rodo, ką šiuo metu yra apsirengęs jūsų avataras. Favorites aplanke saugomos nuorodos į jūsų dažniausiai lankomus regionus. Gesturės aplanke saugomos nuorodos į jūsų avataro gestus, judesius. Tai nedideli avataro elgesio algoritmai. Landmarks aplanke laikomos jūsų išsaugotos nuorodos adresai, teleportacijai, persikelimui į kitus regionus. Lost and Found. Į šią aplanką sugrįžta jūsų prarasti arba palikti svetimuose regionuose daiktai, kuriuos jums grąžina tų regionų savininkai. My Suitcase aplankas pagal savo struktūrą toks pat, kaip ir aplankas Inventory. Į šį aplanką pakliūna visa tai, ką jūs perkate, kopijuojate ar gaunate kitose griduose. Kitas gridas tai yra kitas virtualus pasaulis. Mat, virtualūs pasauliai vienas su kitu gali bendrauti, susisiekti, jeigu jų kūrėjai to pageidauja. Tuomet, jeigu jūs išeinate iš jūsų gimtojo grido į svetimą, į kitą, tai ten nupirkti, nukopijuoti ar kitaip gauti objektai pakliūna į aplanką Suitcase. Pabaigoje užduotis savarankiškam darbui. Ačiū, kad žiūrėjote.